Gerbėmieji Žemaitijos gyventojai. Noriu pranešti, kad Žemaitijos visuomenės parlamentas 2003 metų rugsėjo mėnesyje išleido Žemaitijos knygą, pirmą dalį, vadinasi Žemaitijos prisikėlimas. Kadangi artėja kitąmet Žemaitijos 1000 metų gimtadienis, mes norime padaryti Žemaitijos prisikėlimo antrą dalį be knygos, o padaryti gyvą knygą, tai yra atvykti į kiekvieną Žemaitijos miestelį, miestą, kaimą, kaimelį, nufilmuoti įdomias kaime vietovės, nufilmuoti senus namus, gamtą, draustinius, pabendrauti su įvairiomis bendruomenėmis, nesvarbu oponentai, neoponentai, yra Žemaitijos šventė 1000 metų gimtadienis. Todėl mes norim padaryti reportažus iki 17 metų Liepos mėnesio iš jūsų, gerbimieji Žemaitijos gyventojai, kad jūs apie save, apie savo kaimą, apie savo gimtinę, apie savo muziejų galėtumėte matyti YouTube'e 50 metų. Taip esam sutarę pagal Amerikos standartinę licenciją YouTube'e. Taigi, kviečiu nuo šio momento rašyti, skambinti, po apačio šio video reportažo įdėsime telefoną. Todėl aš dar kad kreipiuosi, kaip Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas ir Žemaitijos prezidentas, aš Justinas Burba, turiu kitų pareigų, bet šį kartą užteks. Prašau man rašyti, skambinti, mes atvyksime įdomesnius faktus nufilmuoti, paimsime reportažą. Gali būti visa bendruomenė, pavieniai žmonės, ypatingai seneliai, karo veteranai, įdomus jaunimas. Tai privalo žinoti Lietuva ir pasaulis, kokia Žemaitija yra talentinga. Mes, žemaičiai, 12 amžiuje sutriuškinome aukso ordą, mongolų aukso ordą, įsivaizduojate? Visas auksas tebėra Šveicarijoje, bet Šveicarija nusavino mūsų auksą Žemaitijos, įsivaizduojate? Mums dabar labai praverstų sunkiais laikais. Ką mes ir darėme? Mes mitingavome Žemaitijoje, jūs išbalsavote teigiamai, kad reikia šį auksą susigrąžinti. Taigi, net Šveicarijoje ir kitur yra buvusių žemaičių karvedžių iškaltos freskos, įsivaizduojate, tebėra freskos. Kaip jie gerbė mūsų žemaičių žygdarbius. Kad mes išgelbėjome vakarų Europos civilizaciją. Jeigu ne Žemaitija, žemaičiai, šiandien nebūtų Europos Sąjungos, jie. Taip. Tai yra faktai. Tai šių skeptikai to nesupranta, jie pučia į valstybės dūdą. O mes vertiname realią istoriją. Nes istorinių faktų naikinimas yra genocidas. Taip mes kalbame tiesiai be tabų. Tai vienintelė televizija Europoje, kuri kalba tiesiai be tabų. Gerbimieji, baigdama šią kalbą, prašau rašykite, skambinkite ir mes susitiksime ar Klaipėdoje, ar Šiauliuose, ar Telšiuose, ar Raseiniuose, ar Tauragėje, ar Pagėgiuose. Prašom rašykite. Mes atvyksime ir pateiksime čia reportažus. Su pagarba. Iki pasimatymo.
Žemaitijos gyventojai. Noriu jums priminti, kad už 22 dienų bus ne tik nauji 2017 metai, bet ir Žemaitijai sukanka 1000 metų. Ši Žemaitijos 1000 metų istorija yra pagrįsta tarptautinėmis knygomis, dokumentais, faktais ir Teisingumo ministro įsakymu 2001 metų vasario 20 dieną įsakymo numeris 22V patvirtinta, kad Žemaitijos visuomenės parlamentas turi atstovauti jūs, taip, jūs, gerbiamoji Žemaitijos visuomenė, Telšių, Tauragės, Šiaulių ir Klaipėdos krašto apskričių visuomenė. Ką mes ir darome? Deja, primenu, kad Žemaitijos visuomenės parlamentas buvo įkurtas po maždaug 70 mitingų pravestų, išbalsuota, kad reikia kurti šį Žemaitijos parlamentą. Pavyzdžiui, oponentai mūsų, kurie pastoviai dergia Žemaičių draugiją, turi teisę veikti tik tai Telšių rajone, nes jis registravo tik Telšių savivaldybėje. Mes su Teisingumo ministro įsakymu, o tai reiškia, kad mes atstovaujame minimum 700 000 Žemaitijos visuomenę. Nesvarbu, kas ten gyvena, ar žydai, ar lietuviai, žemaičiai, ar kitataučiai, svarbu, jie teisėtai ir dorai gyvena Žemaitijos žemėje. Toliau. Mes pateikėme vyriausybei, Seimui, kad šiai datai pažymėti būtų skirta atitinkamas finansavimas. O Žemaitijos mero prašome savo potvarkiais, įstatymais skirti piniginių lėšų Žemaitijos 1000-mečio gimtadieniui pravesti, kuris nusimato nuo rugpjūčio, rugsėjo, liepos mėnesiais. Vėliau bus priimtas įsakymas, sprendimas ir bus patikslinta papildomai. Kodėl kalbu papildomai? Žemaitijos 1000 metų istorija, kiek rodo šaltiniai, Žemaitija gimė 1017 metai. Yra teisiškai įrodyta. Tačiau jinai gimė anksčiau ne Lietuva. Apie tai kalbėsime vėliau. Todėl noriu pasakyti, kad ši 1000 metų Žemaitijos istorijos faktas yra tvirtas, nes Žemaitijos visuomenės parlamentas turi antspaudą su 1017 metų data ir laivų herbe. Mes tą jums vėliau pateiksime. Kadangi valstybė savo laiku Mažąją Lietuvą pagal Tilžės aktą buvo Klaipėda mini valstybė, prijungė prie Lietuvos, mes dabar esame vientisa nedaloma valstybė, manau, neišdrįs vis dėlto kokį nors finansavimą skirs Žemaitijai, kad pravesti šios garbingus renginius. Pavyzdžiui, mes prieš 14 metų pravedėme 2 paradus. Plungėje pono daktaro parlamentaro Bronislovo Lubio garbei ir pravedėme Klaipėdoje. Jūs matote YouTube'e pateiktų foto, video įrodymų. Tada finansavo oligarchas, o dabar nebėra kam. Todėl, mielai prašau jūsų atsiliepti, rašyti, kaip galima pagerbti šią Žemaitijos 1000 metų gimtadienį.
kadangi Lietuva ir Žemaitija, Klaipėda yra Europos kultūros sostinė kitą metą, todėl prašome pateikti įvairius pasiūlymus, kaip galima galingiau šią Žemaitijos 1000 metų datą pažymėti kuo iškilmingiau. Tai retas dalykas, nes po 100 metų gali nebebūti Žemaitijos. Vien dėl pabėgėlių srauto, dėl Brexit ypatumų ir taip toliau. Taigi, laukiame jūsų įvairių pasiūlymų. Rašykite. Su pagarba. Sėkmės visiems.